Sveiki gyvi. Džiaugiuosi sveikindamasis su jumis, tie, kurie esate kitoje ekrano pusėje. Mano vardas Mantas ir noriu pasidalinti tuo, kuo aš gyvenu. Esu Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas ir doktorantas. Dėstau didžiuliai politikos mokslų studentų grupiai globalizacijos kursą ir būtent tas kursas apima praeities ir dabarties įvykius pasaulyje. Labai dažnai ruošiantis paskaitoms ir rengiant disertaciją, tenka susimastyti ir pagalvoti, o ką apie vieną ar kitą nutikimą, kuris šiuo metu vyksta pasaulyje, kalba Biblija. Didžiuliai nuostabai Biblija turi atsakymą ir Biblija kalba šiai dienai labai aktualiai. Domintis nūdienos aktualijomis, atrodo, jo gyvenam pabaigos laikais. Pavyzdžiui, Mato 24 skyriuje 6 eilutėje rašom: girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti, bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai gimdymo skausmų pradžia. Toliau 11 eilutėje tęsia: atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ir jeigu šios rašto eilutės jums nenuramina širdies, tai skaitykime toliau. Antrasis laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 3 eilutė rašo: taigi ištverk sunkumus kaip geras Jėzaus karys. Apgalvok, ką sakau, ir Viešpats tau duos supratimą visame kame. Aš manau, kad Dievas per sūnų Jėzų ir apaštalus mus ragina būti visiškai tiesoje, budėti ir būti blaiviems, guosti vienas kitą, palaikyti silpnuosius ir būti labai kantriems. Labai dažnai tenka man pačiam sutikti studentus, kurie jautriai priima žiniasklaidos pateikiamas naujienas ir tai labai jautriai išgyvena. Neretu atveju tai perauga net į savotišką pyktį. Ir dažnai aš susimastau ir pagalvoju, kad Biblija taip pat turi atsakymą į tą kylantį pyktį, į tą kylančią sumaištį širdyje. Ir dažnu atveju tiesiog man norisi pasidalinti tomis šventojo rašto eilutėmis, kurios kalba kiekvienam. Ir žiūrėkime, ką kalba Kristus ir ką kalba Dievas. Pirmame Pauliaus laiške Tesalonikiečiams 5 skyriuje 8-10 eilutėje rašoma: būkime blaivūs, užsidėję tikėjimo ir meilės krūtinšarvį ir išgelbėjimo viltį kaip šalmą. Nes Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus, kad mes ar bundame, ar miegame, gyventume kartu su juo. Būtent jau kuris laikas nešiausi šias rašto eilutes širdyje ir labai norėjau jomis pasidalinti su jumis. Ir noriu padrąsinti jūs kartu, nebijoti. 365 kartus Biblijoje, tiek, kiek metuose yra dienų, mes esame raginami nebijoti. Tad noriu paklausti tavęs, kaip tau šios mintis?
Gal mąstai lygiai taip pat? Pasidalink su manimi, jeigu tu mane sutiksi kažkur bažnyčioje, arba pasidalink savo mintimis komentaruose. Net jeigu atvyksi į pamaldas gyvai ir pamatysi mane, susitikime ir padiskutuokime. Taip pat noriu informuoti, kad artėja pasaulinė lyderystės konferencija, kuri vyks gyvai lapkričio 17-18 dienomis Palangos koncertų salėje, o taip pat ir internetu. Mano galva, tai aukščiausios klasės 2 dienų renginys, kuriame pasaulinio lygio vadovų pranešimai skambės video formatu, o Lietuvos lyderiai kalbės gyvai. Pranešimus papildys meniniai ir muzikiniai pasirodymai, kontaktų ir jums reikalingų ryšių mugė bei praktinės diskusijos. Tad 14 metus vyksiančioje konferencijoje išgirsi bestsellerių autorius Dave Ramsey, James Clear, Craig Rochelle, profesorė Erin Meyer, Condoleezza Rice, Intel vadovą Pat Gelsinger ir daugelį kitų pasaulinio lygio pranešėjų. Tad jei turi galimybių, nelauk ir įsigyk tau labiausiai tinkantį bilietą jau dabar. Tai puikia vieta, kurioje gali gauti įkvėpimo ir padrąsinti kitus veikti ir būti Dievo malonė. Visą informaciją rasi ekrano apačioje arba svetainėje lyderiams.lt. Na, o dabar kviečiu nuraminti savo širdis ir paklausyti pastoriaus Sauliaus pamokslą. Labas rytas. Tęsiam laišką Kolosiečiams ir šiandien pakalbėsim apie tokį svarbų ir praktinį labai dalyką, kaip nusivilkti senu žmogumi ir apsivilkti naujuoju. Taigi laiškas Kolosiečiams 3 skyrius nuo 1 eilutės apaštalas Paulius rašo: jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus, mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų, bet dabar jūs visą tai pameskite: piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Taigi apaštalas Paulius sako, kad naujas kūrinys Kristuje arba žmogus, kuris iš dvasios užgimė, kažkas jame prasidėjo visiškai naujo. Amžinasis gyvenimas įžengė į žmogų.
mes esame, kaip jis rašė 2 skyriuje laiško Kolosiečiams, kartu ir mirę, ir palaidoti, ir prikelti Kristuje Jėzuje. Tai tokia visiškai nauja tikrovė, kurioje mes gyvename. Ir visgi matome šitą dualizmą, kad yra senasis žmogus, kurį reikia nusivilkti, kažką reikia daryti, ir yra naujasis žmogus, kuriuo turime apsivilkti. Ir čia didžioji ta paslaptis gyvenimo krikščioniškai. Kaip nustoti gyventi pagal senąjį tą aš ir ką reiškia apsivilkti naujų žmogumi. Aš noriu tokį paveiksliuką parodyti jums. Senasis žmogus ir naujasis. 2 viename. Bet vienas pakeltas aukščiau, naujasis žmogus, apaštalo Pauliaus yra įvardyjamas, kad jis yra Kristuje. Mes esame sukurti nauji, susitapatinę per tikėjimą, tarsi kai mes įtikėjome, mes tapome jo gyvenimo dalimi ir mes buvome ir numirę, ir palaidoti, ir prikelti naujam gyvenimui. Taigi mumyse yra nauja dvasinė tikrovė, kuri yra atvira Dievui. Ir čia pat tebe gyvename žemėje, apačioje, kur mums reikia kažką daryti, dar reikia gyventi. Esame Kristuje, pakelti tas naujasis žmogus ir čia apačioje išgyvename visokius aistras, geismus, savanaudiškumą, kur atrodo mūsų ego vis dar yra gyvas. Ir tai yra kitos dienos, kada mes pasirodysim jo akivaizdoje ir kada šitas nykstantis kūnas numirs, mes būsime jau kitoje tikrovėje pilnumoje, bet šiandien taip nėra. Taigi Paulius sako, jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Ir žmogus atgimė iš dvasios. Čia raginimas yra siekti to, kas aukštybėse. Reiškia savo žvilgsnį kelti į viršų, į dangiškus dalykus, į Dievo pažinimą, siekti bendrystės su Kristumi, leisti laiką su juo, būti su juo ir rūpintis tuo, kas yra aukštybėse. O kas yra aukštybėse? Dalykai, kurie nesibaigia, kurie yra amžini. Jėzus netgi sakė, nesirūpinkite to, kas čia yra žemėje, kuo vilkėsite ar ką valgysite, nes gyvybė yra daugiau nei maistas ar rūbai. Ieškokit jo karalystės visų pirma, visa kita jums bus pridėta. Jėzus sakė, taip pat nesikraukite turtų čia žemėje, verčiau susikraukite turtus danguje, kur nei vagis vagia, nei rūdis suėda. Vadinasi, yra dalykai, darbai, kuriuos galime daryti, kurie išliks amžinai, meilės darbai. Kažkoks tai vaisius mūsų gyvenime. Ir va čia apaštalas Paulius sako, jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kas mirė? Mes esame išvaduoti iš nuodėmės galios, bet nuodėmę toliau matome savo kūne. Bet turime laikyti save tarsi mirusius šitiem žemiškiem dalykam, žemiškiem aistrom, įvairiems dalykams, kurie traukia mus. Nes visa, kas yra šiame pasaulyje, apaštalas Jonas sako, nemylėkit šio pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje, nes visa, kas yra pasaulyje, yra akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Yra daug dalykų, prie kurių mes prisirišam ir jeigu mes į juos įsikipsim, jie tarsi įgys mums galę. Mes priimsim sprendimus, geisdami kažko akimis, norėdami kažkokio kūno malonumo, bandydami save patenkinti. Arba bandydami išaukštinti save, gyvenimo puikybę, pasirodyti geresniais nei esam, būti priklausomi nuo to, ką kiti galvoja. Visa tai yra tarsi pinklės, kurios sukausto mus, sustiprina mūsų ego, tą senąjį žmogų. Ir jis kreipia dėmesį ir sako, žvelkite į tai, kas aukštybėse, rūpinkitės tuo, kas išlieka. Ir krikščioniško gyvenimo tas šventėjimo laikas
kai mes mokomės šitam gyvenime patapti panašiais į jį, ir yra dėmesio nukreipimas į dangiškuosius dalykus. Sako, kai apsireikš Kristus, mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai čia, kaip ir minėjau, kai šitas kūnas sunyks, mes būsime panašus į jį per tą atnaujintą kūną. Žinoma, žmogus turi dvasią, turi sielą, kurie yra nemirtingi. O kūnas, jis yra laikinas. Tai yra akivaizdu, jeigu esate buvę kažkieno tai laidotuvėse. Jūs tai gerai suprantate. O gyvendami čia toliau jisai sako, numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška. Ir čia jis vardina įvairius pageidimus. Čia vėlgi būtų susijęs su kūno akių geismais. Ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą. Taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Ir jūs kažkada taip elgėtės, tai buvo norma, taip jūs buvote suformuoti, vyko tam tikra gyvenimo formacija, aš esame formuojami mūsų aplinkos. Bet dabar visą tai jūs pameskite, vėlgi piktumą, nirtulis, čia vardina įvairias, piktžodžiavimą, vėlgi kūno darbus. Pažiūrėkite kitą paveikslėlį. Kūno darbai kitoje vietoje, laiške Galatams Paulius sako, yra ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, priešiškumas, nesantaika, vaidai, apsirimai, pavydai ir kiti panašus dalykai. Tai yra to senojo aš, mūsų ego, natūralus gyvenimas. Kūno darbai. Žemiškas žmogus, senasis žmogus, mūsų ego, jis gimdo tokius darbus, jis atlieka tos darbus, nes tai yra įprasta ir įgimta. Bet dvasios vaisius to naujojo žmogaus, kuris yra prikeltas su Kristumi, pasireiškia gyvenime Dievo vaisiumi, kurį Dievas jame užaugina. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Ir tai yra vaisius. Jeigu kūno darbai yra tai, kas mums įprasta, čia gyvena mumise ir mes tą padarome, tai vaisius yra kažkas, ką Dievas mumise augina. Ir, čia labai tokia svarbi ta dalis, suprasti, kaip tas žemiškasis senasis aš veikia ir kaip naujasis aš veikia. Žemiškasis, tas senasis žmogus supranta įstatymą, supranta mainus ir gyvena tam tikroje nusipelnimo sistemoje. Darysiu geram, man kažkas atmokės už tai. Ir taip dažnai Dievą suprantam, kad mes, turėtume elgtis tinkamai, moraliai, tada Dievas bus mums geras ir palankus. Moraliai, teisingai gyvendamas žmogus, siekdamas kažkokio patobulėjimo, nušvitimo, susitikimo su dvasiniu gal pasauliu, kažkokios ramybės ieškojimo, gero darimo. Tas žmogus, jisai gyvena, suprasdamas ir religiją, tokia mainų sistema arba nusipelnimo sistema. Ir jam tai įprasta, tačiau puikybė čia pat prilimpa. Toks žmogus labai lengvai, kaip koks fariziejus, gali pradėti teisti, smerkti tuos, kurie taip negyvena. Ir nuolat iš jų pasijuokti, jo žeminti, teisti, o gal net galiausiai kažkokiu būdu net ir engti. Religijos pradžiamokslis dažnai ir parodo, ką žmogus turi daryti, kad būtų teisus. Tokiam žmogui, kuris pradeda savo tikėjimo kelionę, kiekvienam netgi gimusiam iš dvasios, patyrusiam Dievo malonę, irgi yra įprasta tą savo senąjį gyvenimą atsinešti ir į santykį su Dievu, kur mes toliau suprantam, kad turim kažkaip Dievui patikti ir įtikti savo darbais. Ir tas jausmas religingiam žmogui, kad aš priklausau tinkamai bažnyčiai, aš tikiu tam tikrą teologiją, kuri yra geriausia, jam tai yra labai svarbu. Turi tarnauti gerai, gal tarnauti net geriau už kitą, čia yra ir lenktyniavimas, žmogus nori matyti Dievo veikimą.
Tai yra įprasta, bet tai yra visgi dar tos pačios žemiškos tokios sistemos dalis. Religingas žmogus arba vykdantis kažkokias praktikas, religinis žmogus, kuris vis dar savim labai pasitikė, labai lengvai jisai įsivelia į tokį irgi darbų programą. Jis tarsi nėra po įstatymų, bet bažnyčiai, aš kalbu jau ir apie krikščionišką bažnyčią, labai lengva turėti standartų sistemą, kas yra pažangus krikščionis, kas yra ne, toliau lygintis. Visa tai rodo, kad žmogus dar gyvena pagal tą senąjį aš, tą senąjį tokį suvokimą, tuos mainus, lyginimąsi, pavydą. Ir ten gimsta nesantaika, vaidai. Kartais bažnyčia yra, tikrai pilna tokių dalykų. Pilna žmonijos istorija, žiūri, susiskaldimai, vaidai, religiniai karai. Visa tai rodo, kad žmonės stengiasi daryti gerą, bet jiems nepavyksta. Įstatymas, matot, kuris užrašytas šventame rašte, jisai parodo, kas Dievui patinka ir kas yra gera. Tai yra, jis yra tobulas ir šventas. Bet žmogui jis parodo iš tiesų tik tai, ko žmogus negali daryti. Ir tada žmogus šaukia, kaip apaštalas Paulius šaukia. Vargšas aš žmogus. Laiške Romiečiams jis rašė, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jų gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymų. Pažvelkime į šį nuostabų Kristaus darbą. Jeigu reiktų mums patiems save Dievui pristatyti, tai mes visi esam netobuli. Bet Paulius sako, ačiū Dievui iš Kristų. Kristus mums dovanoja savo teisumais, apvelka mus savo teisumu. Ir nesvarbu, ar žmogus moraliai labai pažangus buvo, ar visiškai nusigyvenęs savo gyvenimą, išvaistęs kitų žmonių gyvenimus, gadinės, mes visi vienodai nusidėję Dievo akyse ir stokojam Dievo šlovės, stokojam meilės Dievui. Jis mums dovanoja šitą malonę. Ir apaštalas Paulius, kai jisai sako, vargšas aš žmogus, jis supranta, kad jeigu jis gyvens tam kūne ir kūniškai, net jeigu jis stengiasi, jis protu bando įvykdyti įstatymą, jam nepavyksta. Kiek aš sutinku tikinčiųjų žmonių, kurie stengiasi ir jiem neišeina, nes jie nesupranta Dievo malonės. Ir kaip Dievo malonė veikia. Jie įlenda į kažkokią darbų programą ir stengiasi vėl patikti Dievui ir tokiu būdu išsižada paties Kristaus. Ir kaip Paulius jisai, mini, kad jis vargsta, jis vargšas žmogus, jis protu pritarė, žino, ką reikia daryti, Dievo įstatymui pritarė ir norėtų jam paklūsti, bet savo kūne stebi kitas jėgas, kurios ima viršų. Ir sako, tokiu būdu aš pripažįstu, kad nebe aš tai darau, bet many gyvenanti nuodėmė. Yra tas žemiškasis kūnas, kuris niekada neatsinaujins, nepasikeis. Tiesiog aš galiu išmokti gyventi miręs tiems dalykams, ignoruodamas juos. Arba kai kurie mokytojai sako, tapdamas tokiu tyliu liudininku, kai sukyla manyje energija, pyktis, pavydas, aš tiesiog galiu tarsi į save iš šono žiūrėti ir sakyti, štai Sauliau, tas mažasis Saulius, jis toliau mėgsta teisti, jis toliau bando kažką įrodyti, jis toliau stengiasi. Ir neleisti, kad tai uzurpuotų visą mano sistemą, mano protą, mano širdį. Aš tiesiog galiu tapti tokiu stebėtoju ir tokiu būdu nuginkluoti tą energiją, bet savo protu, savo širdimi aš sakau savo, štai aš esu Kristaus Jėzaus malonė išgelbėtas ir malonė gyvenu. Jeigu grįžčiau į 2 skyrių laiško Kolosiečiams, apaštalas Paulius būtent šitą tiesą ir sako. 2 skyrius 6 eilutė sako, taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų, taip ir gyvenkite jame. O kaip mes priėmėm Jėzų? Ar kas nors darbais priėmė, užsitarnavo Jėzaus palankumą?
Ne, vienaip ar kitaip kažkokiu neįtikėtinai keistu būdu atkeliavo ta Dievo malonė į mūsų gyvenimą. Kas duobę pasiekęs, kas šiaip atsidūrė kažkokioje aplinkoje ir užgimė tikėjimas, gimė naujas žmogus mumise iš Dievo. Nes joks žmogus savęs dvasiškai negali pagimdyti. Jėzus sakė, kad tie, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Ne tie, kurie gimė iš vyro noro, iš kūno noro, bet Dievo dvasia, Dievo galia. Tai yra visiškai Dievo malonė, palankumas. Jis mus išsirinko, atėjo pas mus ir atgimdė naujam gyvenimui. Todėl mes nesakom, aš suradau Dievą. Mes sakom, Dievas surado mane, pašaukė mane, atgimdė naujam gyvenimui. Ir tai vyko iš malonės. Nė vienas neatėjo pas Dievą sakydama, žiūrėk Dieve, aš pasimeldžiau 3 valandas ir kadangi aš taip meldžiausi, tai įvyko. Aš išėjau į priekį prie altoriaus, išpažinau nuodėmes ir tai įvyko. Visa tai yra malonė, ne mūsų darbais, kad kas nepasigirtų, sako apaštalas Paulius laiške Efeziečiams, jūs esate išgelbėti malonė per tikėjimą, o ne darbais, kad kas nesigirtų. Ir čia jis sako, kai priėmėte viešpatį Jėzų, taip ir gyvenkite jame. Bet kas atsitinka? Kai žmogus įtiki, būna dažnai tas įsimylėjimo laikotarpis, viskas nauja, tu myli Bibliją, ją skaitai, tau gera, bet paskui tas senasis aš kartais paima viršų ir mes įeinam į savo krikščionišką naują kažkokią darbų programą. Ir toliau norim mainais tais gyventi. Dieve, jeigu aš pasimelsiu, jeigu aš paskaitysiu Bibliją, jeigu tau tarnausiu, jeigu pamaldas vaikščiosiu, išpažinti atliksiu, tą padarysiu, aną padarysiu, tai tada Dieve, tu mane palaiminsi, tu mane saugosi, mane aprūpinsi, mane išgydysi, mane išvaduosi ir panašiai. Jis sako, taip kaip priėmėte Jėzų, taip ir gyvenkite jame. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyvenimas Jėzuje yra gyvenimas irgi iš malonės. Gyventi malonę. Kaip priėmėm, taip ir gyventi iš Dievo palankumo. Aš dažnai sakau, Biblijos skaitimas tavęs nepakeis. Malda tavęs nepakeis. Tarnavimas Dievui, darbų kažkokių, paslaugų kažkoks darimas Dievo vardu tavęs nepakeis. Tave pakeisti gali tik pats Dievas iš savo palankumo ir iš malonės. Perkeisti širdį, kad tu jį mylėtum ir jį brangintum, gali padaryti tik pats Dievas. Tu negali savo darbais, nei Biblijos skaitimu, nei dideliu atsidavimu kažką dėl jo darant save pakeisti. Tačiau malonė nepanaikina pastangų. Ir čia yra atsakymas tiems, kurie sako, jeigu Biblija nekeičia, jeigu tarnavimas nekeičia, tai kam visą tai daryti? Tai tada gerkim, paleistuvaukim, darykim, ką norim, nes viskas iš Dievo malonės, viskas leidžiama. Jokių būdų taip nedaryk, nes tas, kas daro nuodėmę, tampa nuodėmės vergas, tu negali pasileisti. Todėl apaštalas Paulius čia ir sako, marinkite, kas jūsų nariuose žemiška, kas susijęs su tuo senuoju žmogumi, kuris vis gyvena kažkokiais išskaičiavimais. Marinkite tai. Toliau jisai sako, palikite, pameskite piktumą, nirtulį, nelabumą ir taip toliau. Dvasinės pratybos, disciplinos arba dvasinės praktikos yra paprasčiausiai, kaip Richardas Fosteris sako savo knygoje Dvasinės pratybos, ten įžanga yra tokius nuostabus skyrius, jisai sako, tai yra tiesiog susitikimo vieta. Skaitimas Biblijos, kada mes studijuojam Bibliją arba medituojame Bibliją arba kontempliuojame, paėmę vieną žodį, laikydami ją Dievo akivaizdoje ir įeidami į tą kontempliatyvę būseną, tiesiog būti Dievo įtakoje, Dievo akivaizdoje, apmąstome tai, ką skaitome. Tai yra susitikimo vieta, bet ne praktika mus pakeičia, o pats Dievas, kuris ateina į tą susitikimo vietą. Kai mes tarnaujame, tarkim, paribiuose visuomenės esantiems žmonėms su negale, tu nueisi jiems patarnausi, arba bažnyčioje kažkokį darbą
tu atliksi, pasavanoriausi kažkur, ar nueitum kaip į mūsų kokią parduotuvę draugas draugui, kur mes, atliekame verslą, darome verslą, kur visą pelną atiduodam remti žmonės su negale arba našlaičius ir panašiai. Tu nueisi ten savanoriauti, tu, suprasi aukštesnę viziją, tu darysi darbus, už kuriuos negausi jokio atlygio. Visa tai bus erdvė, kur tu save statai tokią vietą Dievo akivaizdoje, kur Dievas gali tau įdėti savo naštą, savo meilę žmonėms, kurių šiaip anksčiau nemylėjai. Bet tai jo malonė tai padarys tavyje, tai jo gerumas, apmąstydamas jį, kontempliuodamas Kristum, apmąstydamas jį, jo gyvenimą, tu gali išgyventi ir tą Dievo gerumą, kuris ima ir pakeičia tave. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų, taip ir gyvenkite jame, vadinasi visas dvasinis augimas, mūsų šventėjimas, visas mūsų tobulėjimas yra iš malonės. Ir malonė nepanaikina mūsų pastangų atlikti dvasinės pratybas. Ji tiesiog sunaikina nusipelnimo sistemą, apskaitos sistemą, nuo savų darbų sistemą, kur tu, aš galvojam, kad darydami tai gausime iš Dievo anai, ko tikėjomės. Dievas nėra taip nuperkamas. Jis yra be galo geras ir jis iš savo palankumų, malonės mums daro gerą. Todėl, kai jį garbinam, atiduodam visą šlovę jam. Nes jeigu kažkas būtų iš mūsų darbų, jeigu visa tai būtų mūsų mainai, tada jau nebe malonė, tada jau nebe dovana. Jei kažkas tau padovanoja kažko, tu jiems duodi 10-100 eurų, tu jau nusipirkai tą dovaną, tai nebe dovana. Taigi, kai priėmėm viešpatį Jėzų, tikėdami jo gerumu, taip ir gyvenkime jame. O religingi žmonės, nesubrendę dvasiškai žmonės, jie vis dar gyvena tame pradžiamokslėje, jie visada nori užkrauti tuos darbus kitiems. Net ir tam pačiam 2 skyriui, kur skaitam, Paulius, jisai sako 16 eilutė, niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. Kristus mumise, tas teisumas mums dovanotas, yra esmė. Ir jeigu ateina koks krikščionis ir sako, tu ne tą dieną ten šabo šventei, tu negali to valgyti, negali ten eiti, negali to skaityti, negali to daryti, jis vis dar gyvena, toj mainų sistemoje, tokioje nusipelnimo sistemoje. Ir apaštalas Paulius šiame laiške ir iškelia, kad Kristus yra esmė, jis yra svarbiausias. Religingas žmogus nori tik atlikti viską, kas iš jo reikalaujama, kad pasijustų teisus, kad jis yra priimtinas kažkokioje aplinkoje, kad jis yra tarp savų ir visi čia panašus. Ir kartais bažnyčia nuo bažnyčios skiriasi savo tą kultūrą, kad mes visi panašus, visi kalbam panašiai, net tą patį toną naudojam, tą patį žodinėlį. Kaip mums gera, štai mes visi kartu. Ir mūsų daug, ir kuo daugiau, tuo labiau teisus jaučiamės, nes negalitgi tiek daug žmonių klysti. Bet Paulius sako, visa tai yra senasis mąstymas. Žiūrėkit, jis užbaigė tą ištrauką, kurią skaitėm, Kolosiečiams 3:11, sako, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, tai yra po įstatymu esančio žmogaus, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, tai čia barbarai, tie laukiniai žmonės, kitai irgi buvo tokie lankininkai, teroristai to meto, galim sakyti, vergų pardavėjai. Nei vergo, nei laisvoje, bet visa ir visuose kas? Kristus. Bet visa ir visuose Kristus. Jėzuje Kristuje yra net sunaikinamas priešiškumas, kuris gali būti tarp skirtingų tautybių, tarp žmonių, kurie laikosi įstatymų, nesilaiko, nes visa tai yra tie žmogiškieji, žemiškieji pradmenys. Žmogus, kuris nori susidėlioti tobulą sistemėlę, kurioje jis veikia,
sąžinė tuo nuramina, jeigu jis tik atitinka tuos standartus, priima į savo grupelę visus kitus žmonės, kurie lygiai taip pat mąsto, teisia ir smerkia visi, kurie klaidingai mąsto ir galvoja. Va šitas žmogus sako, tu esi iš mūsų, tu esi vienas su mumis, viskas yra labai gerai, labai tobula, prašom, būk čia su mumis ir mes jausimės labai gerai. Tai yra senasis žmogus, o Paulius sako, visose Kristus ir čia mes jau nebe savo teisumu esame tvirtinti, mes esame Kristaus, Jėzaus perkeisti. Religingas žmogus savo jėgomis, savo pastangomis nori sudėlioti savo gyvenimą, kad jis tobulai atitiktų viską. Jėzus atgimdo mus naujam gyvenimui ir Paulius šito ištraukoje jis ragina, žvelkite į jį, rūpinkitės to, kas aukštybėse. Žinokit, kad jūsų tapatybė yra Kristuje, jūsų tikrasis gyvenimas paslėptas su juo. Kas tikrasis aš? Tai yra Kristus manyje, atnaujintas, malonę pažinęs, žmogus, kuris buvo išlaisvintas nuo tų žemiškųjų pradmenų. Žmogus, kuris tapo laisvas. Jis nebėra įkalintas vergauti įstatymui. Atvirkščiai, jis priėmė malonę, priėmė Kristaus teisumą ir jau yra tokioj priimtinoj pozicijoje prieš Dievą, kuri nebepasikeis, brangieji, dėl mūsų vienokio ar kitokio elgesio. Bet kontempliuodami, mąstydami apie jį, kaip Paulius sako, pakeldami akis į aukštybę, siekdami į to, kas aukštybėse, mūsų elgesys, tas senasis žmogus su visom aistrom, nueina tarsi į foną ir mumise Dievas augina vaisių, meilę, ramybę, džiaugsmą. Tai ateina kaip pasekmė perkeisto gyvenimo. Nes Dievas nori mus transformuoti, kad kaip jis čia sakė, nusivilkė senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkė nauju, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Mes esame atkuriami į Dievo paveikslą, nes Dievas yra meilė, kantrybė, Dievas yra džiaugsmas, gerumas, ramumas. Visi šitie dalykai. Ir mes esame taip transformuojami, perkeičiami. Tokiu būdu mes tiesiog leidžiame laiką jo akivaizdoje. Žinot, kartais žmonės užduoda klausimą, kaip man sulėtinti savo gyvenimą. Tai iš tikrųjų nėra, tas gyvenimo tempo sulėtinimas nėra tinkamas gal klausimas. Klausimas geriausias yra, kaip man išmokti gyventi šią akimirką pastabume Dievui ir šventosios dvasios vedime, kad aš nuolat, kaip čia Paulius ragina, siekčiau to, kas aukštybėse. Kasdien, kiekvieną valandą, sustodamas, išmokčiau gyventi pastabume ir pasiduodamas ne savo ego, savo geismų, senojo žmogaus įtakai, bet šventosios dvasios pripildymui ir jo veikimu manyje. Religingas žmogus dažnai net nemato, kad nėra perkeistas į Kristaus atvaizdą, jis tiesiog nori susitvarkyti gražiai savo gyvenimėlį, kad atitiktų visus religinius standartus. Kristus mus nuo to išvadavo ir jeigu kas nors ateis ir sakys, tu to nedarai, to nedarai, to nedarai, to nedarai, neliesk, nevalgyk, nežiūrėk, nedaryk to, esmė yra ne tik išorę kažkaip sutvarkyti, bet būti perkeistu iš vidaus. Ir tai jau yra Dievo malonės darbas tavyje. Todėl priimk jo malonę, žinok, kad tau dovanotas priėmimas Dievo akivaizdu visiems laikam, dėl Kristaus. Tu jau esi išteisintas visiems laikam. Jo auka pašventintas vieną kartą ir visiems laikam. Ir nėra kito pagrindo tau būti teisiam prieš Dievą, kaip tik Jėzaus dovanotas teisumo rūbas. Ir tame pasilikdamas, ne šiaip sulėtindamas savo gyvenimo tempą, kad išgyventum daugiau ramybės, ne, bet gyvendamas pastabume, būdamas radikaliai kitoks šiame pasaulyje,
laisvas nuo prisirišimų, nuo aistrų, nuo kūniškų dalykų, nuo to, ko geidžia akis, ko geidžia kūnas, kas skatina gyvenimo puikybę, būdamas tame, apsivelki naujų žmogumi ir tavy šventoji dvasia augina savo vaisių ir meilė, ramybė, džiaugsmas, kantrybė, ištikimybė, gerumas, malonumas, susivaldymas, romumas. Šitie dalykai, šitas vaisius jau yra kaip dovana, kurią tu tarsi stebi savyje. Tavo mano pastangos reikalingos tiesiog ateiti į tas susitikimo vietas, padaryti tas stoteles, kur leistumėm šventai dvasiai mus veikti. Viešpatie Dieve, brangi šventoji dvasia, mokyk mus šitos paslapties, pažinti tą naują gyvenimą, kuris yra paslėptas Kristuje. Kas mes iš tiesų esame savo naujoj prigimty, kurią tu mus atgimdėjai, padarei savo nuosavybę. Pašventink kiekvieną besiklausantį, suteikdamas laisvę, suteikdamas džiaugsmą ir ramybę, kurie ateina iš tavęs dėl Kristaus Jėzaus aukos. Amen. Būkit palaiminti, brangieji, tai jo ramybė pasilieka su jumis. Kviečiu jūs dalyvauti komunijoje. Jėzaus paliktas mums ženklas, kad esame jo nuosavybė, jis yra mūsų viešpats ir mes darome tai jo garbei, jo atminimui, švęsdami jo auką, jo prisikėlimą ir laukdami jo sugrįžimo. Apaštalas Paulius rašo, aš gavau iš viešpaties tai ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jūs, tai darykite mano atminimui. Viešpatie, palaimink šią duoną, mes dėkingi esame už tavo sulaužytą kūną, už mus. Ir kad per tai mes įeinam Viešpatie į tavo bendrystę, į tavo šeimos ratą. Prisimename tavo auką, tavo kančią, tavo prisiėmimą visų mūsų nuodėmių. Ir už tai tau dėkojam, Jėzau, kad tu kentėjai dėl mūsų. Pašventink šią duoną ir mus tavo tarnystėje. Amen. Kviečiu suvalgyti. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Viešpatie Jėzau, pašventink tą taurę, kiekvieną, kuris iš jos geria. Palaimink Viešpatie, kad mes apvalyti tavo šventų kraujo, tavo amžinąją auką, visuomet gyventume teisume, kuris dovanotas mums, šventume atskirti tau, nuplauti, apvalyti, pašventinti tą vienintelę auką vieną kartą ir visiems laikam. O dabar prisimenam, Jėzau, tavo auką, kuri yra mūsų išgelbimo pagrindas. Pašventink šį gėrimą ir mūsų tavo tarnystėje. Amen. Viešpaties ramybė, šventosios dvasios bendrystė, Dievo meilė būna su jumis ir visais jūsų namuose.
Neapsakomai nuostabus tu, nėr žodžių apsakyt. Tu toks didingas, toks puikus tu, nieks žemėj to nepamatys. Kas suvoks išmintį tavo, išmatuos meilės gelmes. Neapsakomai nuostabus tu, tu valdai stipria ranka. Lenkiuosi ir garbinu tave, lenkiuosi ir garbinu tave. Šventas Dieve tau, šlovė tik tau, lenkiuosi prieš tave. Neapsakomai nuostabus tu, nėr žodžių apsakyt. Tu toks didingas, toks puikus tu, nieks žemėj to nepamatys. Kas suvoks išmintį tavo, išmatuos meilės gelmes. Neapsakomai nuostabus tu, tu valdai stipria ranka. Lenkiuosi ir garbinu tave, lenkiuosi ir garbinu tave. Šventas Dieve tau, šlovė tik tau, lenkiuosi prieš tave. Lenkiuosi ir garbinu tave, lenkiuosi ir garbinu tave. Šventas Dieve tau, šlovė tik tau, lenkiuosi prieš tave. Lenkiuosi ir garbinu tave, lenkiuosi ir garbinu tave. Šventas Dieve tau, šlovė tik tau, lenkiuosi prieš tave. Lenkiuosi prieš tave. Dėkoju Sauliui už pamokslą. Aukojimas gali būti taip pat laiko, dėmesio atidavimo ir panaši išraiška, kuomet mes žvelgiame vieni į kitus ir nuoširdžiai norime atiduoti bei pasidalinti tuo, ką mes esame gavę malonės ir Dievo meilės mums dėka. Jeigu prisijungiai naujai, susipažinkime, užpildyk anketą mūsų svetainėje, atsiųsime daugiau informacijos, kaip tu galėtum prisijungti prie miesto bažnyčios bendruomenės. Na, o jeigu stebi mus nuotoliu, tai kviečiu paspausti komentaruose esančią nuorodą ir prisijungti prie nuotolinės bendruomenės Facebook platformoje. Na, o kol kas kviečiu nepabėgti ir prisijungti prie Zoom pokalbių kambario bendrystėj, pokalbiai bei maldai.
Prisijungimo nuorodą rasi apačioje. Na, o aš atsisveikinu, linkėdamas jums gražaus sekmadienio. Sudiev.